Kažkaip ne viena žiniasklaidos priemonė nepaminėjo tokios naujienos, kuri šiaip ar taip mano galva yra labai svarbi ir aktuali. Tai yra buvęs Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelenka savo Facebooko įraše labai aiškiai papasakojo, kas dėjosi teismų sistemoje per paskutinius 15 metų, kai jai vadovavo Grybauskaitė, kad praktiškai visi sprendimai teismų buvo priimami Grybauskaitės. Tie teisėjai, kurie priimdavo sprendimus, ne tokius, kokius reikia Grybauskaitė, būdavo pašalinami arba jau karjerai padėtas kryžiukas. Ten, žodžiu, tokį parašė paustą, pirmą kartą papasakojo apie tą lietuvišką teisinę sistemą iš vidaus, ar ne? Ką aš jau senai žinau, jaučiau, kad taip yra. Tačiau atsirado pirmas žmogus, kuris papasakojo iš tikrųjų, kas ten darosi, kad iš esmės visi šitie mafijiniai sprendimai priimti vieno žmogaus, tai yra Dalytės. Dalytės, visos tos epopėjos, tas banditizmo, tiesiog banditizmo era, ar ne? Garliavos pedofilijos byla, nužudymas teisėjo Formanavičiaus, Snoro banko užgrobimas, privatizavimas, Independence afera. Tiesiog neužtektų jaučio odos aprašyti visą to, ką pridirbo mūsų Dalytė. Ir dabar suprantat, kai šitą visą Tapino komjaunimas atsistojo ir įplojo Litexpo per tą konferenciją. Nu aš tada nesuprantu, nesuprantu. Ar mes lietuviai esam tokių debilų tauta, kad nusipelnėm tokios Dalytės, kurie mūsų valdytų ir spręstų, kas yra, kaip reikia tvarkyti reikalus. Ir kiekvieno gyvenimo atveju jinai sprendžia, ar ne? Tai va, tai Zelenka daug pripasakojo apie tai, kad net teisėjų taryba jinai tyčiojosi iš tų teisėjų tarybos. Teisėjų taryba, ten visi teisėjų galvos, vierchai visi suėjo teismų. Ir jinai aiškina, tiesiai misnukiai aiškina, kad visi jūs korumpuoti, dėl to negalima suteikti jums jokių teisių. Viską jūs parduosit už babkės. Ir taip toliau, paskaitykit, tas postas yra pas mus uždrautas ir Facebook'e, ar ne? Ta prasme, tai yra iš vidaus Lietuvos teisinė sistema, kuri mane dulkina 15 metų už teisėtą veiklą ir rašo visiškas nesąmonės. 30 teisėjų darė sunkius nusikaltimus. Rašo tai, ko niekad nebuvo. Žodžiu, klastoja, ištisinis dokumentų klastojimas, kaip ir visur, kaip ir viskas darosi Lietuvoje, ar ne? Tai vyksta vadinamas teisingumas, ar ne? Tai dabar pažvelkime iš kitos pusės, ar ne? Tai visi šitie, taip sakant, prieštaringi sprendimai teismų buvo padiktuoti Dalytės. Tai pasakoja pats apygardos teismo pirmininkas Zelenka. Kad jis liudininkas ir ten jam buvo baisu šlikštų žiūrėti, kaip visi tie teismų galvos, kurie tipo pagal įstatymą nepriklausomi, trys valdžios, ar ne, vykdomoji įstatymų leidybos ir teisminė. Dar yra tipo parsidavusi žiniasklaida kaip ketvirtoji valdžia. Tai visas šitas valdžias kontroliuoja viena plaukuota Dalytės rankiutė. Ir dabar šitie konservai meta vėl į kovą, į ringą. Tai ką, jūs dar neatsibodo 10-mečio šito baudžiavos? Lietuviai, klausykit, aš tai stebiuosi, kad aš lietuvių esu gimęs ir kad aš nematau, kas jums darosi su jūsų galvoms, ar ne? Kas negerai? Ar jums patinka Dalytė? Taigi visiškas yra totali diktatūra. Jeigu nebūtume Europos Sąjungoje, tai mes čia visai konslageriuose sėdėtume. Tai, bet dabar grįžtant prie Zelenkos, ar ne? Tai dabar Zelenka pasakoja, kad teismus privartavo prezidentė. Visi teismų sprendimai priimti pagal jos diktatą ir pagal jos valią, ne? Kitaip tariant, Dalytė darė sunkius nusikaltimus, nes pagal įstatymą vertimas teisėjo daryti spaudimas arba vertimas, o daryti vieną ar kitą veiksmą yra nusikaltimas. Tai yra Dalytės 10 metų prezidentavimo ir ištisinė sunkiai nusikalstama veikla. Kai jinai privartavo tos teisėjus, visi nudelbė akis žiūrėdavo ir paskui rašydavo tokias nesąmonės. Pavyzdžiui, kad Garliavos pedofilijos byloj pedofilijos nebuvo, tačiau neaišku, kas išdraskė vaiko užpakalį mažametės, ar ne? Storoji žarna išplatėjus, veikiama kitų bukų daiktų. Tačiau
Pedofilijos nebuvo. O dėl ko tas užpakalis buvo išdraskytas, teismas neatsako, nes tokia dalytės, aš manau, valia. Tai dabar grįžtam prie Zelenkos, ar ne? Gerbiamas Zelenka. Tai jūs esate nusikaltimų bendrininkas. Nes tai, kai su jumis dirbo šitą Grybė, Gžip, dalytė Gžip, jinai jokia nelietuvė, jos tėvas yra Polikarp Gžip, rusas, motina Rusija. Tai kokia jinai lietuvė ta dalytė? Nu, jinai tiesiog mums primesta Landsbergio ir visos šitos mafijos. Jinai mūsų iš tos valstybės likimą nubloškė 10 metų atgal. Nu nieko, gyvenimas tęsiasi, kaip sakoma, einame į priekį, dabar grįžtam prie Zelenkos. Ir tos visos šutvės, to 800 banditų su sutanomis, ar ne, kurių nė vienas nepasakė, lauk iš čia, Grybė. Mes esam nepriklausomi, įstatymas mus gina, mes kaip norim taip ir sprendžiam. Kodėl jie šito nepadarė? Ar jie ten tokie menkystos? Kad, kaip sako rašyka, kad vaikų prievartavimas ir parašo viską. Nė vienas nesipriešina, kaip Zelenka sako, tai aš tik patylėjau, kai mane vertė daryti tai, ko aš nenorėjau. Aš tik tylėjau. Tylėjau. Klausykit, ar nelaikas išvaikyti visą šitą juodą skvernių minę, banditėlių, ir juos susodinti ten, kurie kitus nekaltus žmonės siūsdavo, tarkim. Ne, aš sakau, aš esu šitos sistemos auka, šita valstybė neišsimokės man už tai, ką padarė štai juodas skvernių mafija, sudalytė prieš akį. Bet nieko tokio. Kaip sakoma, gyvenimas tęsiasi, eina į priekį ir dabar visą šitą banditų mafiją aš dulkinsiu, be gailesčio. Patikėkit manim, gerbimieji, juodas skverniai banditai. Jums taip gerojų nesibaigs, aš jums pažadu. Dalytei taip pat. Nors dabar čia jinai meta Tapino chebrą atgal į ringą, nu bet klausykit, gal užtenka, gal užtenka.